Sveiki dar kartą, esu Darius Pupeikis, atstovauju taip pat Kauno technologijos universitetą ir esu statybos inžinierius, bet šio pranešimo tema ir mano turbūt pastarųjų metų veikla turbūt aktyviai labiausiai yra susijusi su skaitmenizacija. Tai yra skaitmenizacija statinių, skaitmenizacija statyboje, skaitmenizacija apskritai viso statinio gyvavimo ciklo. Tai tas yra turbūt pagrindinė veikla ir pranešimas yra būtent labiau kontekste renovacijos temos. Tai norėčiau pradėti galbūt nuo pradinės žinutės, nes daug kas pristatė iš kolegų įvairių techninių, konstrukcinių, įvairių inžinerinių sprendimų. Mano pranešimo turbūt pagrindinė žinutė, kad reikėtų pagalvoti taip pat projekto ir apskritai vėliau ir statinio naudojimo kontekste, kad reikia turėti kokybiškus duomenis apie tai, kas yra pastatyta, apie tai, kas yra aplinkui jūsų turtą ir turėti tokiam formate, kad mes galėtume panaudotos duomenis kompiuteriams. Tai iš tikrųjų kuria pakankamai didelę vertę. Ir apie tai kalba būtent statinių informacinio modeliavimo metodologija, tai sutrumpintai vadinama BIM. Tai pirmiausia, pradedant nuo BIM LT metodologijos, kuri buvo sukurta prieš turbūt keletą pastarųjų metų laikotarpį, prie jos gana aktyviai darbavosi tiek industrijos atstovai, tiek ir mokslo, sakykime, srities atstovai. Ir buvo paminėta 33 taikymo atvejai. Tai yra atvejai, kur galima, sakykime, taikyti skaitmeninius duomenis ir atitinkamai gauti ir išgauti įvairios naudos. Tai renovacijos kontekste iš tikrųjų galbūt reikėtų atkreipdėmėsi į keletą štai šitų. Tai yra esamų sąlygų modeliavimas. Ne vienas pranešėjas paminėjo skenavimo sakykime, galimybės, kad esamus pastatus reikia kažkaip užfiksuoti, nes mes iš tikrųjų duomenų apie esamą situaciją turim gana mažai, todėl tikrai nepagailėt, sakykime, tiek išteklių, resursų, bendrai prasme kalbant, susirinkti duomenis ir susirinkti kokybiškose formatuose, kad po to tos dalykus galėtume panaudoti tiek gamyboje. Kažkodėl čia man junginėja skaidrės. Tiek gamyboje, tiek atlikti įvairias simulacijas, analizės. Tai pirmiausia, turbūt reikėtų išskirti, kad mes turim gana nepatikimus GIS duomenis, tai yra tos vadinamos topo nuotraukos ar kiti, sakykime, kito pobūdžio duomenis apie aplinką, kas yra aplinkui pastatą, apie inžinerinius tinklus, apie įvairius objektus, tai tą patikimumą, aišku, reiktų bandyti kažkaip padidinti ir kaip sakyti, pasitikrinti. Tam, aišku, gali būti įvairios technologijos taikomos. Energinė analizė, tai turbūt, kad ne vienas projektas šiais laikais nepraeina, reikia skaičiuoti energijos balansą, tai yra kiek pastatas prie tam tikrų sąlygų suvartoja energijos, bet tai reikia suprasti, kad tai yra projektavimo etapas, tai reiškia, mes skaičiuojam tam ir simuliuojam tą situaciją tam, kad suprojektuot geresnį projektinį sprendimą. Taip yra visas projektas iš tikrųjų rengiamas, bent jau turėtų būti. Kiek tų analizių simulacijų daroma šiai dienai, tai čia yra kitas klausimas, bet idealiu atveju vis tiek prieš parenkant vamzdyną, prieš sumodeliuojant, suprojektuojant konstrukciją, visą tai reikia suskaičiuoti. Tai žinoma, žmogus suskaičiuoti gali ten vieną, du, gal kelis variantus, bet kompiuteriui galima patikėti 100 000 ir jis gali išrinkti patį geriausią. Tai čia vėl yra, sakykime, duomenų svarba ir nauda. Taip pat tvarumo vertinimas. Čia gana glaudžiai koreliuoja ir su pačiu energetiniu efektyvumu, žinoma, bet tai apima kur kas daugiau aspektų ir, žinoma, projektavimo etape taip pat reikėtų atkreipti tai dėmesį. Taip pat, kaip ir minėjau, įvairių inžinerinių sistemų analizės, tai tiek šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas, visa tai, kas yra numatyta, pasistengti daugiau pagalvoti, daugiau atlikti simulacijų, tam yra specializuota programinė įranga, kurią paprastai mūsų projektuotojai gana
gana aktyviai naudoja, jeigu yra toks poreikis, bet tik tai labai svarbu, kad užsakovai šitą suprastų, kad iš tikrųjų po brėžiniu, po modeliu ar po tuo, sakykime, galutiniu variantu yra begalės iš tikrųjų skaičiavimų ir begalės, sakykime, darbo atlikta. Tai reikia vertinti sprendimą, o ne, sakykime, patį rezultatą, kurį galbūt vizualiai tik tai matome, nes projektas ar sprendimas, tai čia yra vertė pagrindinė, kuri gali iš tikrųjų arba sutaupyti, arba iš tikrųjų išbranginti labai statybas. Taip pat, žinoma, čia kalbėjo kolegos apie skaitmeninę gamybą, kad reikalingi tie duomenys, kad pagaminti iš tikrųjų įvairius elementus, tai tam reikalinga ir tiksli geometrija. Ir dar mes pakalbėsim apie energijos sąnaudų analizį, apie ką iš tikrųjų turbūt mažai gal kas minėjo ir kur mes nemažai dirbam, sakykime, projektinėse, mokslo projektinėse veiklose, tai yra tada, kai pastatas jau yra naudojamas, iš tikrųjų mes per mažai analizuojam, kiek jisai suvartoja energijos. Mes KTU studentų miestelį kuriam taip vadinamą skaitmeninį dvynį, kuriame realių laikų matuojam labai daug įvairių energijos rūšių, vertinam tvarumo, sakykime, aspektus ir matom iš tikrųjų tikrai milžiniškus skaičius. Tai vat vien, sako, stebėsena energijos jau padeda maždaug iki 10% sutaupytos energijos, nes tu bent jau supranti, kad vienas ar kitas pastatas vartoja daugiau ir pradedi gilintis į viso to priežastis ir kodėl jis tiek vartoja. Čia, aišku, jau po to prasideda skaidimo, sakykime, dalykai, nes reikia išsiaiškinti konkrečias priežastis, bet čia bendra turbūt žinutė, kad mes per mažai tai žiūrim. Tai šiek tiek iliustracijų, kad nebūtų viskas labai teoriška. Čia yra fragmentai iš vieno mūsų projekto, kurie susiję su nekilnojamo turto skaitmenizavimu. Tai irgi yra taikyta fotogrametrijos, lidar technologijos, fotogrametrijos grįstos dronų. Ir būtent tokiu būdu yra pastatai nuskanuojami, skaitmenizuojami, jos po to paverčiant į tam tikrą, čia iš to vadinamo taškų debesies galima paversti į tam tikrą vektorinę formą, kur atsiranda linijos, atsiranda, sakykime, tokie labiau tiesiniai elementai. Dar vienas pavyzdys iš projekto. Kartu su kolegomis buvo, sakykime, simuliuotos fotovoltinių saulės elektrinių šešėliavimo situacijos, nes stogai, sakykime, yra vėl skirtingai orientuoti, įvairius kaminėliai, šešėlių sudaro, tai aišku irgi, pavyzdžiui, atsinaujinančių energijos šaltinių degimo kontekste, tai taip pat gali turėti gana apčiuopiamos naudos. Čia vienas iš mūsų naujesnių projektų, kur realių laikų iš tikrųjų matuojam viso KTU studentų miestelio CO2 pėdsaką. Ir tas CO2 pėdsakas tai nėra tas įkūnytasis, kuris ateina su konstrukcijomis, su medžiagomis ir su visų statybos procesu, bet čia yra tas, kuris vyksta tada, kai pastatas yra naudojamas, nes atsiminkit, kad pastato naudojimo metu būtent energija ir yra tas kraujas, kuris varinėja visą pastatą. Čia ir yra pagrindinė dinamika. Ir tas daugiausiai kainuoja, nes, konstrukcijos jos pastatė, sakykime taip, ir jos, ir lieka. Ir žinoma, po to jau gyvavimo ciklo pabaigoje jas reikia perdirbti, bet iš principo energija, čia aišku kalbu plačiaja prasme, ne tik apie šiluminę energiją, čia ir vanduo, ir atliekos, ir, sakykime, visi atsinaujinantys energijos šaltiniai, kurie, tarkim, turi, čia šiuo atveju, pavyzdžiui, yra su minuso efektu, yra elektromobilių krovimas, vėl įmamas skirtumas tarp to, kiek, sakykime, tą patį atstumą darbuotojas nuvažiuotų vidaus degimo variklių ir elektromobilių, kuris, sakykime, gali būti užmaitinamas iš saulės elektrinių, naudojantis atsinaujinančius šaltinius. Tai net ir vėdinimas, jis yra tam tikra forma, yra energijos rūšis, čia yra viena iš mūsų taip pat pastato vėdinimo, mechaninio vėdinimo sistemos, irgi dar pavyzdys ten mėlyna spalva, štai šitas grafikas, kur, iš tikrųjų, šviežias oras taip pat turi savo kainą, nes jį reikia ir pašildyti ir panašiai. Gerai, truputį pajudėsim į priekį, dar šiek tiek pavyzdžių iš mūsų taikomų, čia taip vadinama termofotogrametrija, galbūt daugam teko matyti infraraudonųjų spindulių nuotraukas, kur galim pamatyti, sakykime, terminį žemėlapį tam tikrų paviršių, bet čia ką būtent mes darom, tai bandom visą tai dar padaryti geometriškai, sakykime, geokoordinuotą, tai yra geometriškai pamatuojama, tikslų. Ir irgi toks, sakykime, vienas iš mokslinių projektų atlikti energijos sąnaudų stebėseną.
Na ir įvairi, kaip sakiau, analizė. Tai su to nemažai dirbam, analizuojam duomenis apie tai iš tikrųjų, kaip pastatai, net yra vienas labai geras straipsnis, vienam prestižiniam žurnale parašytas apie pastato genomą. Tai iš tikrųjų, jeigu paguglintumėt, paieškotumėt, tikrai jį surastumėt ir būtent energija ir duoda pastatui tam tikrą, raštą, tam tikrą tokį kaip DNR, sakyčiau, žmogaus, kurį sudaro būtent energija. Tai čia yra visas pastatų duomenų mokslas, iš tikrųjų, ką mes ir studijose, ir mokslo naudojam. Tai čia gana plati tema, nesiplėsiu, nes nėra tiek laiko šitam pranešime. Dabar truputį norėjau pasukti link šiek tiek kitos dalies, nes jums aišku rūpi procesas ir girdėjau tokių žinučių, kad tas BIM-as dažnai mistifikuojamas. Žinoma, BIM-ą reikėtų apibrėžti pirmiausia taikymo atvejais, kuriuos jau prieš tai minėjau. Ką mes konkrečiai, nes mes daug dalykų jau seniai darom, bet tiesiog mes jų taip galbūt taip neigiamai arba taip baigščiai jos nežiūrim, nes skaitmenizacija tai nėra būtent kažkoks vien tik 3D modelis, į kurį ten viskas sudėta, taip niekada ir nebus. Tai yra įvairūs, sakykime, skaitmeniniai duomenys, kurie galbūt turi ryšius, kurie yra panaudojami ir kurie gali būti vienokia ar kitokia forma integruojami, bet taip, kad 100% taip niekada nebus, tai yra labiau siekiamybė. Tai kaip atrodo iš tikrųjų procesas siekiant gauti tuos skaitmeninius duomenis formatu, kurios gali perskaityti kompiuteriai. Tai yra kompiuterinio skaitimo formatai. Tai tokie yra gal keli pagrindiniai, sakyčiau, etapai arba dokumentai, kurie yra statinio planavimo etape. Statinio planavimo etape, tai reiškia, mes, sakykime, čia dar to techninio projekto kaip ir nesam pradėję. Ir daugelis turbūt iš jūsų esat industrijos atstovai ir galbūt žinot tokį dalyką kaip projektavimo užduotį, kur užsakovas pasako, ko jisai nori, kokių nori langų, kokių nori sienų, ten dangos ir panašiai. Tai būtent šita dokumentacija kalba ne tik apie sprendimus, bet kalba ir apie duomenis tuo pačiu. Tai reiškia, kokius duomenis dar turi pateikti, kaip jie turi būti pateikti, kokie turi būti formatai. Ir panašiai. Ir taip įvairių, sakykime, yra dalykų. Tai pirmasis, kuris tenka užsakovui, tai yra EIRAS, tai yra užsakovo informacijai reikalavimai. Būtent šis dokumentas, jis yra ir įteisintas, yra visa BIM-LT metodologija statyba 4.0, .lt prieinama, labai tikrai neapsistosim dėl laiko stokos, bet jeigu taip tokių keletą esminių žinučių, tai statytojas būtent šiame dokumente nurodo, kaip turi būti rengiami, pateikiami ir naudojami informacijos modeliai, jų pateiktis įskaitant visus susijusius procesus, procedūras. Čia yra bendra forma. Iš tikrųjų tos raidelės PIM yra IM, vėl gal šiek tiek atkreipčiau dėmesį. PIM-as tai yra projekto informacinis modelis, jisai būtent yra skirtas parengti projektą. Tai yra pačiam projektui, kad pastatyti, pagaminti, suprojektuoti, išanalizuoti geriausius sprendimus. Bet labai mažai kreipiamas dėmesys iš tikrųjų projektuose yra į turto informacijos modelį. Tai yra, kada statyba bus pabaigta, ar mes žinom apie savo statinį, apie savo objektą viską. Jeigu aš paklausčiau dabar šito pastato valdytojo, ar jūs žinot, kokie dažai panaudoti kažkur sienai, ar kokia grindų danga sudėta, kokios medžiagos, koks rangovas, kur gauti, ar gamina ir panašiai. Tai dažniausiai tokios informacijos tiesiog jie neturi, nes jos nėra tiesiog, jos neparengia. Tai turto informacijos modelis būtent ir apie tai kalba. Jeigu dar labai trumpai, EIRE pateikiami taip pat jau minėti BIM taikymo atvejai, pateikiami reikalavimai, jie yra paviršutiniški, nereiškia, kad užsakovas čia turi būti ekspertas, aišku, vis tiek užsakovas turi samdytis, užsienio praktikoje yra populiaru taip vadinami konsultantai, ekspertai, inžinieriai, nesvarbu kaip mes juos pavadinsim, bet jam reikalinga pagalba nuo pat projekto pradžios. Jeigu statybos etape jis pagal įstatymą turi techninį prižiūrėtoją, aš tai pasakysiu, tai iš tikrųjų projektavimo ir nuo pat projekto pradžios jisai truputį paliktas mano supratimu vienišas. Tai čia žinoma neina kalba, kad užsakovas viską turi žinoti. Statyba per daug sudėtinga ir statinį stato labai daug dalyvių. Net, sakykime, žmonės mokosi eilę metų, turi patirties po 20 ir daugiau metų ir tai tik tai specializuojasi vienoje kažkokiai siauroj srityje, nes tai yra gana kompleksiška viskas. Tai reikia suprasti, kad turim patikėti darbo profesionalams.
Tai va, EIRAS kalba apie reikalavimus tiekėjams. Tiekėjas yra bendra prasme rangovas projektuotas, tas, kuris projektuos, tas, kuris statys, tas, kuris gamins. Tai yra patieks viską kaip viename asmenyje, pavadinkim, nes tai čia priklausomai nuo projekto gali būti įvairūs. Mokymų poreikis, tai yra mokymai apie tos skaitmeninius duomenis, kaip naudoti sistemomis ir panašiai. Įvairūs standartai, klasifikatoriai, prie jų dar prieisiu. Na ir taip toliau. Čia į techninius dalykus per daug neįsim, bet bendras principas, tikiuosi yra aiškus. Tai užsakovo reikalavimai informacijai. Toliau sekantis pagal eiliškumą yra sutrumpintai vadinamas PIP, tai yra BIM projekto preliminarusis įgyvendinimo planas. Tai jeigu EIRAS yra tokia kaip projektavimo užduotis, tai PIPas yra atsakymas į tą projektavimo užduotį, bet jis jau yra ne iš užsakovo, bet ir iš tiekėjo. Reiškia, projektuotojas, rangovas kartu su projektuotoju, na, jisai duoda atsakymą į tą EIRą. Čia lyg tai toks, žinot, žaidimas vyksta kaip stalo tenise. Tai tas kamoliukas tiesiog permušamas į kitą pusę. Ir jų, aišku, gali būti ne vienas. PIPas parodo būtent to tiekėjo pajėgumus, išpildytos reikalavimus. Kokią jis programinį įrangą turi, kokią kompetenciją, kiek projekto dalių gali apimti, kokią infrastruktūrą ir panašiai. Tai yra, visi šitie dokumentai turi persidengti ir tai yra visiškai normalu. Reiškia, jie net struktūrinę savo formą, jie yra gana panašus. Bet tik tai tiek, kad vienas rengiamas užsakovo, kitas rengiamas, sakykime, šiuo atveju tiekėjo. BIM protokolas. Kai jau išrenkamas tiekėjas, tada pasirašoma sutartis. Tai jeigu mes turim standartiškai sutartį dėl projektavimo darbų, rangos darbų, tai prie šitų sutarčių taip pat keliauja ir įteisinimas dėl skaitmeninių duomenų, tai yra BIM protokolas, o juridiškai jisai vadinasi sutarties sąlygos dėl statinio informacinio modeliavimo taikymo. Tai principinė forma yra taip pat BIM LT metodologijos dalis, kur apibrėžimi, turbūt standartiniai sutartiniai dalykai, intelektinė nuosavybė, duomenų mainai. Ir pabaigai BEPas. BEPas yra jau visiškai tiekėjo, kada pasirašoma sutartis, tiekėjas detalizuoja, nes projektas susidaro iš daug projekto dalių, kitaip sakant, ir reikia, žinoma, viską pateikti gana detaliai, ką darys vandentikis, ką darys sklypo planas ir panašiai. Tai yra daug jau, sakykime, vidinės projektavimo virtuvės niuansų, kur būtent BEPas ir yra dokumentas, kuris detalizuoja visą tai. Ir jis taip pat persidengia su jau anksčiau minėtais. Jau einama į detalės ne tik, kad EIRAS, pavyzdžiui, pasako labiau apie kainą kalba, kokia informacija, bet čia turi būti jau atsakyta į klausimus, kas tai yra, koks konkrečiai projekto dalyvis, asmuo, kada ir kodėl, net galima klausimą dar pridėti, turi būti tas atlikta, nes klausimas, kodėl iš tikrųjų jisai kelia apskritai vienų ar kitų skaitmeninių duomenų prasme. Tas irgi yra labai svarbu, nes skaitmeninių duomenų gali prisikurti labai daug, klausimas, kam tu jos naudosi. Tai šitą dalyką reikia reguliuoti, galvoti ir kelt. Na ir dabar truputį dar viena tema, tai yra standartizacijos reikšmė iš tikrųjų skaitmenizavime. Tai yra nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius, kuris yra taip pat BIM LT metodologijos dalis. Ir pabandysim dabar išsiaiškinti iš tikrųjų, kam jisai yra reikalingas, kodėl skaitmenizacijai mums reikia klasifikatoriaus. Tai pirmiausia, klasifikatorių labai paprastai mes galim suprast, kad tai yra standartas. Būtent BIMas ir BIM metodologija reikalauja standartizuotų duomenų, ant to viskas pastatyta. Jeigu senuoju, sakykime, būdu projektuojant, mes, kad ir turėdavom kompiuterio ekrane, kitaip sakant, perkeltinę prasme pasakysiu pieštuką, su kuriuo iš esmės galėdavom braižyti, ką norim, kompiuteris jisai nesuprasdavo tos informacijos, kas ten yra nubraižyta, tam reikalingas inžinierius, tam reikalingas specialistas, kad jisai galėtų suprast, kas ten yra, koks ten sprendimas yra išpildytas. Be žmogaus tai yra tik tai linijų, kažkokių taškų, apskritimų ar kitų geometrinių figūrų krūva rinkinys. Tai vat reikalingas brėžinių skaitimas. Kaip ir viskas skamba gana, sakykime, tradiciškai, inžinierių specialybė,
Bet ko mes siekiam iš tikrųjų BIM metodologijoje, mes siekiam, kad mašina, tai yra kompiuteris, suprastų tuos projektinius sprendimus, kurie yra sumodeliuoti, kurie yra suprojektuoti. Tai nebūtinai mes galime įsivaizduoti 3D, gali būti 2D, gali būti kažkokia lentelė, nesvarbu. Svarbiausia, kad duomenys būtų standartizuoti, reiškia, kad būtų standartas, kad mes visi sutartume, kad koloną vadinam koloną, duodame į tam tikrą kodą, nes kompiuteriai mėgsta kodus. Ir viskas, ir sutariam ties šito, ir kitaip nevadinam, nesakom statramstis, kolona, ten vitrina kokia nors, ar ten langas, ten kaip sakyti, žmogaus protas, jisai linkęs duomenis ir apskritai objektus interpretuoti. Tai čia ne tik kompiuteriam, bet ir žmonėm gali būti įvairių nesusikalbėjimo dalykų. Dar viena tokia turbūt irgi svarbi žinutė, kad statinio gyvavimo ciklo etapuose bendra prasme sugeneruojama iš tikrųjų vis daugiau skaitmeninių duomenų. Nes jeigu pasižiūrėsim, nuo kada prasidėjo jau tas perėjimas, sakykime, nuo popierinio projektavimo į tokį skaitmeninį, tai jau turbūt gerus 25 metus jau tas tikrai mano supratimu yra. Ir jau nuo to laiko buvo kuriami skaitmeniniai duomenys. Įvairiose formose, bet aišku, jie turėjo problemą, kad jie buvo nestandartizuoti, nes tokių niekas reikalavimų nekėlė. Bet tikrai būdavo daug, sakykime, naudingų dalykų kompiuteriais atliekama, kažkas suskaičiuojama, nes vis tiek tai yra atitinkamai privalumai. Ir kuo toliau, sakykime, kuo toliau toj laiko tėkmėj keliaujant, iš tikrųjų tų skaitmeninių duomenų daugėdavo. Jų daugėdavo, kaip projektai vykdavo, viską keldavo į tą vieną katalogą, ten tų daug failų, daug visko, daug ten PDF-ų, visokių DVG ar dar kokių tai modelių brėžinių. Kaip sakyt, jau tada prasidėdavo, aišku, problema, kaip ten viską sustruktūruoti, kažkokią tvarką padaryti, tai tam, žinoma, irgi yra į tą labai svarbu atkreipdėmėsi ir čia būtent BIM metodologija apie tai labiausiai ir kalba. Tai čia viena tokia iliustracija, sakykime, kaip mes turim atitinkamai asmens kodus, ar ne, kurie konkrečiai pasako, kad tam tikra kodo dalis reiškia kažką. Tai taip pat ir kompiuteriam reikia pasakyti, kad tam tikra modelio dalis reiškia kažką, reiškia, sakykime, nebūtina šiai vietoj žmogaus protas, kad jisai interpretuotų vienaip ar kitaip informaciją, o tiesiog tą galima visiškai patikėti kompiuteriam, kad jie atliktų didesnius ar mažesnius darbus. Aišku, nereikia turėti tokių turbūt iliuzijų, kad viską padarys čia per naktį ir panašiai. Ne, tai yra kelias, tai yra žingsnis po žingsnio, keliaujama, bet kodėl aš čia rodau klasifikatorių kaip vieną iš tokių irgi taip pat esminių dalykų, todėl kad kuo daugiau mes turėsim standartizuotų duomenų apie savo pastatus, statinius, tuo mums bus po to ateity paprasčiau panaudoti juos kompiuteriam. Čia galim kalbėti apie dirbtinį intelektą. Rodžiau prieš tai energijos sąnaudų analizę. Tai dirbtinio intelekto pagrindas ir yra statistika, yra duomenys, ar ne? Yra statistiniai metodai, kuriais pagristi tie visi, sakykime, atsakymai, prognozės, sakykime, ar tas visas panaudojimas. Tai todėl turbūt irgi reikia labai pagalvoti apie reikšmę skaitmeninių duomenų. Čia galbūt labiau globaliame kontekste, suprantu, kad galbūt bendrijai ar konkrečiam užsakovui tas ir mažiau rūpi tokie, bet žinoma valstybei tas turi turbūt tikrai rūpėti, kaip susirinktos duomenys, nes tai tikrai sukuria labai daug galimybių tiek, planuoti investicijas, tiek, sakykime, atitinkamai vystyti kitus projektus, nes tas esamos situacijos modeliavimas, apie kurį čia pradžioj pranešimo kalbėjau, jisai yra iš tikrųjų irgi labai reikšmingas. Ir ypač, aišku, net ne pastatam, inžineriniam statiniam labiausiai, bet ir pastatam taip pat, kai mes jau kalbam renovacijos kontekste, kalbam apie kvartalus, nes pranešimai pirmieji prasidėjo būtent, kad neužtenka mums tik pastatui uždėti rūbelį, bet reikia kalbėti ir apie tai, kad reikia aplinką visą sutvarkyti, tada prasideda ir inžinerinės visa infrastruktūra ir panašiai.
Tai va, tai šitą jau minėjau, čia vienas toks pavyzdys, kad žmogaus protas sugeba duomenis interpretuoti, mašinai turi būti nustatytos absoliučiai tikslios taisyklės. Na ir moksliškai čia tokie vadinami metamodeliai ir ontologijos, kaip reikia perskaityti ir suprasti duomenis. Na tai čia labiau iš informacinių technologijų, sakykime, konteksto paimta. Bet jeigu pavyzdys, mes turim žodį kasa ir mes galim turėti keturias skirtingas, o gal ir daugiau reikšmių. Tai ta prasme tas turi būti interpretuojama vieningai. Na ir čia tas vadinamas trumpintai NSIC, tai yra nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius, koks šiai dienai yra sukurta jo pirminė versija. Vadovavau komandai, kuri dirbo prie šito klasifikatorius tiesiogiai, tai yra paremtas tarptautiniais standartais ir turim įvairias tas vadinamas ontologijas, tai yra, taip labai paprastai išsireiškiant, tai yra tokios lentelės, kurios apibrėžia vienus ar kitus statybos informacijos objektus, kurių tiesiog reikia projektuotojams, reikia po to turto valdytojams, praktiškai visiems statybos, tiksliau net ne statybos, o statinio gyvavimo ciklo proceso dalyviams. Viena tokia svetainė, kur yra, sakykime, jisai patalpintas nciclab.lt, galima nueiti truputį pasižiūrėti, jeigu kam yra aktualu. Ir būtent NSIC-ą sudaro tokios kelios dalis, apie jas gal trumpai paminėsiu, tai yra kodas, kuris labiau skirtas kompiuteriniam skaitimui, terminas, tai yra trumpinys apie objektą, kurį turbūt labiausiai tinkamas žmogui, pirmiausia suprast, nes ta informacija yra, supraskite, jinai yra kaip atributai, kaip ženkliukai prie informacinio modelio objektų. Jeigu tai yra siena, siena turi savo atributus. Tai gali būti atributas siena laikanti, ten nelaikanti, gali būti atributas iš kokios medžiagos jinai sudaryta, gali būti atributas, sakykime, tą sieną, nežinau, suprojektavęs asmuo. Labai patys įvairiausi. Klasifikatorius taip pat turi komponentę apibrėžimo, kas suteikia labai didelę prasmę, nes po ją guli ta pati reikšmė. Jeigu mes visi turbūt žinom, kas yra žodynas, tai žodynas turi žodį ir turi paaiškinimą, ką reiškia tas žodis. Čia tas pats terminas, apibrėžimas. Ir sinonimai pavyzdžiai, jie papildo. Statyboje yra naudojama daug įvairių terminų, sakykime, įvairių išsireiškimų, kurie yra naudingi tiesiog, kad žmogus intuityviai greitai surastų. Bet tai nebūtinai ta klasė turi atitikti 100%, arba gal nebūtinai, bet tai yra toks kaip pagalbininkas. Tai va tokios 4 komponentės. Čia per daug neapsistosim, čia šiek tiek yra irgi pavyzdžių, kad kodai labiau kompiuteriams, terminai apibrėžimai labiau žmonėms. Patį informacinį modelį gana tokia gal techniškai ir komplikuota, čia atrodo ta skaidrė, bet čia daugiau reikia galbūt pagrindinė žinutė, kad informacinis modelis nesusidaro tik iš 3D. Jeigu mes paimsim visas dalis, visą dokumentaciją per visus statinio gyvavimo ciklo etapus, ten bus pačių įvairiausių, ten bus ir brėžinių, ir PDF-ų, ir lentelių visokių ir visko. Visa tai yra skaitmeniniai duomenys. Svarbu, kad jie būtų kiek įmanoma labiau standartizuoti. Tam tarnauja klasifikatoriai. Aišku, standartų yra ir tarptautinių, bet šiuo atveju mes tada iš karto prarandam savo kalbą, sakykime, projekto kontekste, mes tada jau turėtume rašyti BIM, column, window ir panašiai. Tai tokie dalykai, turbūt vienas dalykas mums netinka ir ta klasifikacija nebūtinai atitinka tiek mūsų teisinio reguliavimo, tiek mūsų, sakykime, statybos praktikos. Tai čia atskira tema, bet tokia irgi svarbi žinutė, kodėl reikalingas nacionalinis klasifikatorius. Kad truputį pavyzdžiais, MLABO pastatas, vienas iš mūsų KTU studentų miestelio pastatų ir, sakykime, čia be kodų žmogui yra irgi elementai. Kai tu turi klasifikuotą modelį, klasifikuotus duomenis, tai reiškia standartizuoti, vadinasi, tu gali atlikinėti nors ir bet kurį taikymo atvejį, bet kuriam taikymo atveju visą tai yra reikalinga, nes tau reikia elementariai atskirti objektus vienus nuo kitų. Aišku, ten yra tokia dar ir identifikavimo sistema, kuri, sakykime, irgi turi savų privalumų. Čia yra šiek tiek pavyzdžių, bet ką, daug kas iš statybininkų supranta, o tai čia gerai, čia kaip kiekiai, sako, tai kiekius turi, tai jau gali pradėti ant kainą skaičiuoti. Taip, tai yra irgi, sakykime, gana naudingas atributas tokiam taikymo atveju. Ir tai yra atributų rinkinys. Jeigu čia, kaip pavyzdys, turim objektą ar ne, elementą, kurį, kaip inžinierių sakyčiau, čia yra polis,
Bet vėl tam polius, ar dar ten kokius panaudoja linksnius, kirčius, vienas lietuvišką uždeda, tai yra blogai. Turi būti klasifikatorius, turi būti kodas, nes kompiuteriui š, c, š, ž jau gali būti iš karto klaida. Ir dažniausiai praktikai taip ir atsitinka, nes vienas projektuotojas rašo lietuviškai, kitas žino, kad kompiuteriai lietuviškų raidžių nemėgsta, tai jisai parašys be lietuviškų raidžių, trečias ten padės 2 tarpus, ketvirtas dar kažkaip ir viskas, standartizacija yra pametama iš tikrųjų. Tai tam reikalingi standartai, reikalingi, aišku, dar ir papildiniai. Tai va čia turim pavyzdį, sakykime, kaip formatu IFC, vienas tokių pagrindinių yra BIM, sakykime, koncepcijos BIM ekosistemos duomenų formatų, kur yra netgi neteisingos klasės priskirtos, nes programinė įranga gali neteisingai, pavyzdžiui, priskiria, sakykime, SIOS klasę, nes, tiesiog kažkas suprojektavo, sumodeliavo elementą su tiesiog galbūt ne ta funkcija, ne tuo įrankiu, ar tiesiog pati programinė įranga nėra iki galo išdirbta tais klausimais. Ir čia būtent kažką galbūt ant vardėjai rašė, bet esmė yra klasifikatoriaus atributai. Turime NSICO atributų rinkinius, kurie iš tikrųjų ir pasako tai, ko mums reikia. Ir mes visi tą pačią kalbą, sakykime, čia kalbam. Visi kiti atributai gali būti, jų gali reikėti, gali nereikėti. Atskiros įmonės, organizacijos, atskiri užsakovai, jie gali turėti savo atributų rinkinius, savo standartizacijas turėti. Bet mes čia turim, sakykime, nacionalinius. Tai tas yra aktualu. Na ir va dar vienas pavyzdys, sakykime, su tuo, kad kiek galima užsikoduoti, pavyzdžiui, turim kažkokį kompresorių, kaip pavyzdys, ir irgi metodologija leidžia kodais pateikti iki tokio lygmens, kad mes galim, čia jau toksai aukštesnis lygmuo, tai vadinama NSIC identifikavimo sistema, kur mes galim pasakyti, kad kompresorius priklauso ten dujų oro sistemai, kad iš kokių medžiagų jisai padarytas ir panašiai. Toliau mes galim taip pat pridėti net iki tol, kad kokio jisai erdvėje yra, reiškia lokacija, toliau kokiam pastatui jisai priklauso pagal paskirtį, ar ne? Tai va toks, sakykime, gal atrodytų ilgas kodas, bet jį kompiuteris labai nesunkiai gali suvirškinti iš tikrųjų ir jums pateikti visą informaciją žmogui patogia forma. Čia yra tik tai turbūt vieno algoritmo reikalas. Ir tą iš tikrųjų kodą labai puikiai gali, kad ir kokį QR sudėti ar kažką, kur tu iš principo nusiskanavai objektų ir tu turi iš karto visą informaciją apie vieną ar kitą elementą. Tai čia yra tik tai toks fragmentėlis galimybių iš tikrųjų, kuo svarbu ir pavyzdys, kuo svarbu mums standartizacija, kuo svarbu skaitmenizacija. Ir tiesiog toks bendras palinkėjimas pabaigai, kad apie tai tikrai vertėtų pagalvoti. Nes tai iš tikrųjų sukuria atitinkamai vertę. Ne tik pati fizinė, sakykime, instaliacija, kuri yra įgyvendinama pačiam projekte. Tai turbūt čia ir sustosiu.